Čia portalo Bernardin LT pokalbis su Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidente Elena Leontjeva. Šį kartą mes kalbame apie pensijų sistemą ir reformą Lietuvoje. Pašnekovę kalbina portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Šį mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo klausimo, kuris dažnam kyla. Kada žmogui reikia pradėti galvoti ir pradėti kaupti, kad senatvėje galėtum gyventi, kaip dabar madinga sakyti, oriai? Sveiki, mėlyjeji. Pradėti galvoti apie pensiją reikėtų kiekvienam žmogui, kuris jau pradeda gauti kažkokių nuolatinių pajamų. Taigi, kai po mokyklos ar po universiteto baigimo pradedam dirbti, ir tos pajamos jau ateina kiekvieną mėnesį, tai ir yra pats laikas pradėti kaupti. Kodėl? Nes kai atidedame, kad ir nedidelę dalį gaunamų pajamų, kapitalo rinkoje tos lėšos yra investuojamos ir yra gaunamas priedas kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną, kiekvienais metais. Ir tada gaunasi toks sniego gniūžties efektas, nes priauga būsima pensija ne tik ant tų lėšų, vaizdžiai kalbant, kurias aš pats kaip žmogus atidėjau, bet ir ant to investicinio priedo. Ir būtent dėka to žmonės išeinantis į pensiją, tarkim, vakarų šalise, kur pensijų sistemos yra jau gerai išplėtotos, žmogus, kuris kaupia bent 40 metų ir turėjo pakankamas pajamas, išeidamas į pensiją jisai gali turėti apie 80% pakeitimo normą. O tai reiškia, kad jeigu jo atlyginimas buvo 2000 eurų į rankas, tai atitinkamai jisai gaus 80%, tai yra 1600 turbūt eurų. Mes Lietuvoje turime galimybę, jau nuo 2004 metų buvo įgyvendinta pensijų reforma ir atsirado papildomai prie sodros pensijos, kuri vadinama pirmąją pakopą arba pirmąją atramą, atsirado antroji ir trečioji pensijų atramos. Į antrą atramą žmogus šiandien moka 3% nuo savo atlyginimo ir valstybė primoka dar 1,5% nuo vidutinio atlyginimo. Ir tai turi tam tikrą socialinę reikšmę, nes žmonės, kurie yra mažiau uždirbantis, būtent tos subsidijos pagalba, jie gauna tam tikrą išlyginimą ir jiem toks kaupimas yra naudingesnis. Ir yra trečioji pakopa, į kurią žmogus gali laisvai įmokėti savo pasirinktą įmoką, taip pat gali darbdaviai mokėti į trečią pakopą ir darbdaviams yra taikomos pakankamai geros mokestinės sąlygos. Iki šių metų pradžios žmonės mokėdami trečią pakopą, jie galėjo susimažinti savo apmokestinamas pajamas. Iki 1500 eurų buvo galimybė susimažinti apmokestinamas pajamas ir žmogus galėjo susigrąžinti kitais metais užpildęs deklaraciją iki 300 eurų. Tai nebuvo labai didelė paskata, bet visgi, kai žmonės sužinojo pernai priėmus įstatymą, kad tokia paskata nebegalios, gal ir mūsų klausytojai pajuto, kad buvo tam tikras bumas, žmonės skubėjo sudaryti sutartis su pensijų fondais, nes pagal pataisas dar 10 metų visgi dar galės naudotis tokia pačia paskata. Ir čia gal verta pasakyti, kodėl tos paskatos yra reikalingos, nes žmogus visgi linkęs labiau vartoti šiandien, žmogų visada spaudžia šios dienos poreikiai ir pradėti galvoti apie senatvę, kai tau 24 ar 30 metų, natūralu ir įprasta. Būtent tam, kad žmogus pradėtų galvoti apie ateitį ir turi būti sudarytos sąlygos atidėti tas pajamas, pensijų kaupimą kuo geresnėmis sąlygomis. Tai tarkim, į antrą pakopą žmogus įmoka taip pat, kaip jis įmoka į sodrą, tai yra nuo tos pačios bazės skaičiuojami tie 3%, kaip ir nuo sodros įmokos ir nuo gyventojų pajamų mokesčio. Į trečią pakopą žmogus jau moka iš savo grinųjų pajamų, tai yra po to, kai jau visi mokesčiai yra atskaityti. Taigi,
kuo geresnės sąlygos žmogui yra atidėti dalį savo bruto, tai yra bendrųjų pajamų dar iki mokesčių, į pensijų kaupimą, tuo daugiau jis realiai gali atidėti ir sukaupti. Ir kodėl tai svarbu, nes yra subsidiari atsakomybė tarp žmogaus ir valstybės. Kai kada mėgstama tai vadinti mokesčių lengvata, bet tai nėra lengvata, nes žiūrėkit, jeigu žmogus sąmoningai prisima dalį atsakomybės už savo būsimą pensiją ir jisai pats moka tas įmokas, tai žinoma, kad ant viršaus nereikia imti jokių mokesčių. Valstybė suinteresuota, kad žmogus senatvėje turės kitą pajamų šaltinį, negu vien tik tai sodra. Pone Elena, paaiškinkite jūs paprastais žodžiais mūsų klausytojams bei skaitytojams, kodėl per visus nepriklausomybės metus kalbama apie pensijų reformą, o ne apie stabilę sistemą. Kokios yra pagrindinis tų pensijų sistemos reformos Lietuvoje priežastis? Reformuoti tą sistemą po sovietmečio tikrai reikėjo ir turbūt to pirmojo dešimtmečio pokyčiai yra visiškai suprantami, bet po 2004 metų, kai jau buvo įgyvendinti privatus kaupimo fondai, manyčiau, kad tų pokyčių turėjo būti kuo mažiau, nes žmonėm labai svarbu stabilumas ir mūsų tyrimai rodo, kad labiausiai žmonės erzina būtent tas nestabilumas, kad kiekviena nauja atėjusi valdžia stengiasi dar kažkaip tai tą sistemą pakeisti. Pradžioje buvo numatyta, kad įmokos į privačius fondus laipsniškai didės, o įmoka į sodrą galbūt net galės ir mažėti. Ta prasme, kad žmogus didesnę dalį savo pensinio aprūpinimo jau sukaups privačiai. O vėliau pradėta keisti tą sistemą, tada atsirado kitokie modeliai, ten žmonės dar atsimena 2+2+2 ir užuot pasiekę įmokos dydį, kuris buvo numatytas bent 5,5% nuo darbo pajamų, šiandien mes turime tik 3% ir tą 1,5% subsidiją. O vakarų šalių patirtis rodo, kad reikia atidėti bent 10%, bent 10% reikia atidėti, nes žmonių gyvenimo trukmė ilgėja ir žinoma, mes, būdami sąmoningi žmonės, nenorėtume paskui, kai nebegalim dirbti, tiesiog būti arba labai priklausomi nuo valstybės, kurios galimybės mokėti pensiją, žinoma, labai mažės dėl demografinės duobės, arba būti našta savo artimiesiems. Na, čia, aišku, galima skirtingai tai vertinti. Gerai, kai ir vaikai padeda, bet ir jeigu žmogus tikrai gali dalį pajamų atidėti nuolatos ir kapitalo rinka padeda užauginti jam tą pensiją, tai tikrai visiems būtų tik tai nauda. Grįžtant prie jūsų klausimo, buvo pokyčiai, kai buvo įgyvendintas automatinis įtraukimas į pensijų sistemą, kuris turbūt labiausiai sujaukė viską. Pati idėja yra gera, bet aš taip nujaučiu, kad ji nebuvo labai gerai įgyvendinta, nes žmonėm atrodo, kad kaupimo fondai yra privalomi, bet jie yra savanoriški ir žmogui tiesiog ateina tą galimybę kaupti, bet yra apie ją primenama 3 kartus, tam tikrais terminais. Ir mes matome, kad tai sukėlė visuomenėje tokį susierzinimą, kad laimėję rinkimus pažadėjo, kad bus pirmiausia atsisakoma to automatinio įsitraukimo. Taip pat žinome, kad Konstitucinis teismas pernai priėmė nutarimą, kad žmonės, kuriem yra nebetikslinga kaupti, tai yra kurie turi kažkokią tikrai labai sunkią ligą ar kitos aplinkybės padaro kaupimą beprasmišku, tai tokiems žmonėms turi būti galimybė atsiimti lėšas anksčiau pensijos. Jūsų vadovaujamame Lietuvos laisvosios rinkos institute dirba nemažai mokslininkų, ekspertų. Kokius pensijų sistemos reformos scenarius ar modelius jie siūlo? Geriausia, žinoma, būtų laikytis tų pirmųjų modelių, bet šiandien, kadangi valdžia jau kalba apie tai, kad nori atimti subsidiją, kuri mokama į antrą pakopą, mes siūlome, kad žmogus savanoriškai galėtų įmokėti 10% bent jau, bet čia pabrėžiu savanoriškai,
10% savo pajamų ir kad būtų taikoma adekvati mokesčių atskaita. Taigi arba tos lėšos apskritai būtų iki GPM ir sodros mokesčio įmokamos, arba ta mokestinė paskata turi būti žymiai didesnė negu dabar yra, nes dėl infliacijos tas absoliutus skaičius 1500 eurų, kurį galima naudoti ne tik trečioje, bet ir antroje pakopoje, jis yra praktiškai nuvertėjęs. Tai vat, kai valdžia sako, šiaip džiaugiuosi, kad jie dabar sako, mes rūpinamės ne tik tais, kurie nori išeiti, bet ir tais, kurie nori pasilikti ir kaupti. Ir tai būtent ir yra Laisvosios rinkos instituto žinia, kad vis tiek kaupti yra būtina, vienokiu ar kitokiu būdu. Taigi, padaryti galimybę žmogui pensijų fonde kaupti, galbūt galima dabar, kadangi yra ir investicinė sąskaita, galbūt galima lygiai tokiom pačiom sąlygom leisti įmokėti lėšas ir į investicinę sąskaitą. Optimalu būtų, kad žmonės galėtų ir kitais būdais kaupti, ar kažkokį turtą pirkti, ar panašiai, bet manau, tai mūsų sąlygomis nelabai realu, kad tai būtų įgyvendinta, o pensijų fondai visgi yra patrauklus tuo, kad žmogus, kuris dirba savo darbą ir neturi laiko gilintis į kapitalo rinkos peripetijas, kursų sviravimus, ką pirkti, kokiam depozitoriume laikyti, tai jis turi profesionalią pagalbą ir jisai gali tikrai už labai simbolinį mokestį, nes antros pakopos mokėjimas pensijų fondui yra labai stipriai reguliuojamas ir tikrai nėra didelis, kaip kad kartais kalbama. Taigi žmogus turi galimybę kaupti pakankamai patraukliom sąlygom, ir nesukti savo galvos. Kartais, ta prasme, kad žmogus, nebus to automatinio įtraukimo ir žmogus galbūt sakyt, norėčiau kaupti, bet žinot, neturiu laiko nueiti, ar ten nežinau, kaip užpildyti dokumentus. Ir bijau, kad atsiras tokių visokių kliučių, kad žmogus savo noro nepavers tikrovę. Čia labai svarbu, kad išmoktumėmės ir vietoj to automatinio įtraukimo kažkaip tai kuo greičiau, kuo paprasčiau žmonės galėtų sudaryti tas sutartis. Pone Elena, o kaip pensijų sistema veikia ir veiks demografiniai pokyčiai, apie ką jūs užsiminėte trumpai, ir kiek pensijų sistemai pagelbėtų pensinio amžiaus prailginimas, apie ką irgi užsimenama gana dažnai? Demografinė situacija Lietuvoje nėra gera. Lietuvos banko skaičiavimais mums reikia kasmet tokio reikšmingo gyventojų skaičiaus didėjimo. 50 metais tikrai žinau, kad mes jau būsime antra seniausia tauta Europos Sąjungoje po Italijos. O tai reiškia, kad vienas dirbantysis turės išlaikyti vis didesnį skaičių pensininkų. Ir tokia sistema, kuri yra finansuojama einamosiom įmokom, o tai yra kiek žmonių tuo metu yra darbo rinkoje ir iš jų pensinės įmokos turi būti finansuojama visų tuo metu jau tapusių pensininkais pajamos. Taigi toks modelis yra netvarus ir praktiškai visos Europos šalis ir visos tokios tvarios demokratijos turi papildomą kaupimą, turi ir antrą pakopą, ir trečią pakopą, kai kuriuose šalyse yra ir profesiniai arba profsąjungų netgi valdomi pensijų fondai. Taigi, bet kuriuo atveju kažkoks papildymas tai valstybiniai sistemai, kuri remiasi grinų perskirstimu, yra būtinas. Amžiaus prailginimas, žinot, yra pagunda tokia, kad išspręsime problemas, bet žinoma, žmonės, kurie dirba ir tikisi, kad išeis į pensiją po 5 metų ir kai staiga paaiškėja, kad dar 10 metų reikia dirbti, tai yra tokie laikini pagerinimai, vis tiek tu negali atidėti pensinio amžiaus iki 90 metų ar iki 100 metų. Trumpam laikui ten tas pridėjimas kažkiek tai išsprendžia problemą, bet yra visuomenė ir brūzdėjimas, ir tikrai galima suprasti žmonės. Prisiminkite, kiek Prancūzijoje buvo streikų, kai norėta padidinti pensinį amžių. Be to mes dar iki šiol
vis dar didinam, po 2 mėnesius prisideda dabar kiekvienais metais, tai jau dabar tie, kurie laukia pensijos, jie vis vėliau jos sulaukia. Tai nemanau, kad tai yra tvarus problemos sprendimas, čia yra lopimas. Ačiū Jums už paaiškinimus. Tai buvo portalo Bernardina LT pokalbis su Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidente Elena Leontieva apie pensijų sistemą ir jos reformą Lietuvoje. Kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.